Sveiki, šiame epizode pakalbėsiu apie žymėjimo įrankį, kaip jį galima tikrai efektyviai naudoti tam, kad net ir sudėtingiausius plaukų atvejus galima būtų palyginus gerai išžymėti ir iškirpti. Tai tiesiog reikia gal žinot kelis niuansus, į ką atkreipti dėmesį ir tikrai visai nesudėtinga padaryti šiuos veiksmus. Taigi pasirinkau šią nuotrauką, kur būtų tikrai sudėtinga išsižymėti joje esančius plaukus. Tai tiesiog, ką reiktų daryti, tai pasirinkti žymėjimo įrankį, nesvarbu kurį, kadangi mes jo nenaudosim, o tiesiog atsiradusiam viršuje lange meniu pasirinksim iškart Select and Mask opciją. Neįsigaskit, kad matysi tokį vaizdą. Toliau reiktų paspausti Select Subject ir taip leisti algoritmui aptikti mūsų modelį. Algoritmas jisai dažniausiai parenka neblogą pasirinkimą, bet šiuo atveju jisai tikrai padarė dar kol kas ne iki galo darbą. Tai ką reikia būtinai atkreipti dėmesį, ypač žiūrint į plaukų situaciją, tai aktyvuoti režimą Refine Hair. Aktyvavus jau pasidarė šiek tiek geriau, bet vis tiek dar labai dar daug tų plaukų likę nepažymėta. Tai sekantį dalyką, tai atkreip dėmesį, kur yra pasirinkimas Refine Mode. Tai paprastai gali būti automatiškai Object Aware pasirinkimas, bet mes dabar paspausim Color Aware. Tai yra kitoks algoritmo veikimas. Jį paspaudus jau matau žymiai geresnę situaciją, atsiranda dar daugiau plaukų, dar jų daugiau įžymima. Toliau esantys nustatymai žymėjimo, tai yra Edge Detection, tai krašto aptikimas. Jį galima šiek tiek irgi praplėsti, leisti jam dar daugiau krašto aptikti, tada Smooth Feather pažymėjimai jie suminkština, sušvelnina kraštus, tai kol kas šitos paliksiu, šitoj situacijai kaip ir nėra labai aktualu tą daryti. Toliau dar yra Shift Edge, tai yra krašto paslinkimas, ar atimti, ar pridėti, tai galima šiek tiek dar daugiau pastumti į dešinę, jisai tada dar daugiau paima plaukų. Aišku, jisai su plaukais gali jau šiek tiek ir paimti lengvai fono. Matosi vos, tai tiesiog galima atrasti tą norimą balansą. Bet palyginus susitvarkė labai neblogai. Labai svarbu paskui, kur yra Output Settings, pasirinkti. Jeigu jūs jo dar nematysit, visų pirma Output Settings, tai jį reiktų išsiskleisti ir pasirinkti Output'u, nustatėme New Layer with the Layer Mask, tam, kad būtų papildoma kaukė, jog papildomai dar galima būtų padaryti korekcijas visiškai nesudėtingai. Ir tiesiog paspaudus OK, aš jau turiu nuotrauką, kopijas, sluoksnius, dar papildomai su kaukė, kuri leis dar aptvarkyti kokias vietas, kurių norėsiu pašalinti, bet situacija, šiaip sakyčiau, labai gera. Tam, kad papildomą dar žingsnį padarysiu, tai yra pakeisiu po ją esantį foną, tai tiesiog paspaudžiu ant background sluoksnio, kad eičiau žemiau ir tada paspaudžiu File, pasirenku Place Embedded ir pasirenku savo atsisiųstą foną, paspaudžiu OK ir tą foną proporcingai ištempiu, kad jisai būtų per visą nuotrauką. Tam, kad proporcingai tempt, gali reikėti spaudus Shift klavišą laikyti. Ir paspaudžiu ir matau nuotrauką su fonu. Ir matau, pavyzdžiui, vietom, kur gal šiek tiek per daug tų plaukų, ko jau nebesinori, kad matytųsi. Tai aš tiesiog ant kaukės sluoksnio paspaudęs, pasirinkęs juodas spalvą, kuri reiškia užmaskuot, pasirenku dabar hardness, kad būtų 0%,
dabar matosi gal šiek tiek per daug vietomis tų plaukų ir to likusio fono, tai galiu pasirinkti kaukės sluoksnį, pasirinku brush įrankį, hardness 0% pasirinku, kad minkščiau šiek tiek dirbtų įrankis, atitinkamai dydį, žiūriu, kad būtų juoda spalva tam, kad užmaskuot nereikiamus objektus ir galiu aptvarkyti šiek tiek nereikalingus plaukus, kiek man noris. Jo, ir kitas svarbus dalykas tai yra, norint dabar pakeitus foną, suvienodinti šiek tiek mūsų modelio spalvą, kad labai taip kardinaliai nesiskirtų. Tai labai rekomenduoju padaryti šį papildomą žingsnį, tai yra pasirinkti mūsų modelio sluoksnį, eiti į filter, pasirinkti Neural Filters. Neural Filters tai yra dirbtinio intelekto irgi kažkiek pagrindų sukurti filtrai, kurie iš tiesų palengvina gyvenimą retušuojant nuotraukas. Jeigu dar neteko jų naudoti, tai rekomenduoju daugiau pasižiūrėti, pasibandyti įvairiausių filtrų. Juos reiktų, aišku, atsisiųsti pirmą kartą, paskui jau naudot galite sau laisvai. Aišku, jie bus pasiekimi būtent tik tai turint legalią Photoshop versiją, ką tikrai rekomenduoju padaryti. Ir šiuo atveju pasirinksiu Harmonization filtrą, kuris suvienodina nuotraukas, pasirinku jį ir tada pasirinku pagal ką noriu harmonizuoti, aišku, bus fonas. Čia galiu pasirinkti intensyvumą, kokio intensyvumo noriu suvienodinimo. Matau iškart, kaip pasikeitė atspalvis jos. Ir pasirinkti output opciją, tai galiu pasirinkti, kad būtų tam pačiam sluoksniui, naujam arba smart filtre. Tai daugumą atveju rekomenduoju naudoti current layer ir paspausti OK ir viskas. Padarę šitą žymėjimą, kuris liko po filtro, galima labai nesudėtingai nuimti, paspausti klaviatūroje Ctrl+D arba Command, jeigu naudojat Mac'ą ir turit savo rezultatą. Tai šį žymėjimo įrankį iš tiesų yra nesudėtinga naudoti ir tikrai rekomenduoju pasibandyti, pasipraktikuoti, naudojant savo nuotraukom. Atkreipkite dėmesį tiesiog tam, kad jisai efektyviausiai veiktų, tai tiesiog pasirinkti reikiamą režimą. Tuos kelis pasirinkimus, kuriuos aš padariau, iš tiesų galiu gauti labai gerą rezultatą. Tas labai gelbsti, norint iškirpti net ir labai sudėtingus objektus. Tai sėkmės darbuose ir susitiksim kituose epizoduose. Iki.